Kaimiečiams viskas blogai, nusivylimas didelis, niekas jomis nesirūpina. Ne, nu aš įsakau, atikėjau šiandien išlįsti. Nuotaika gera, spaudimas nepakės. Tai turime kokį išmėstą atvažiuoti su kadėjimu. Ką gerai, kaimynkas sakai, atvažiavo, poniutė į čia mums nurodinė. Taigi važiuok pas tą Valinskį ir ne kokį milijoną. Labas vakaras. Prašom su talonais. Palauk, aš pirmą. Aš tik pat. Taigi sakė su talonais, aš turėčiau. Ar neaiškiai pasakiau, su talonais. Užsiregistruosit po 3 savaičių klausimą. O jūs tai duokit kortelę ir sakykit, kuo skundžiatės. Daktare, man į kairę ausį įsimetė deglys. O Jėzau, pasižiūrėkit, jūsų ligos istorija visiškai tuščia. Taip net negali būti. Negi jūs niekada nesirgo. Nu, kad ne. Na tai baisu. Moteriai daugiau kaip 50 metų, jos ligos istorija visai tuščia. Nėra nei rentgeno, nei kraujo, nei šlapimo tyrimų, nei ginekologo, nei kitų specialistų įrašų. Daktare, bet man tik ausį skauda. Ausis palauks, tai menkniekis, bet pirmiausia, tai pasitikrinkit. Analizus priduokit. Niekur aš nesitikrinsiu, jokių analizų nepriduosiu, išrašyk man vaistukų ir aš išeisiu. Na va, matai kokia nervinga. Ausis menkniekis. Bet ponė, jums kaip sakoma, pereinamasis laikotarpis. Dabar skauda ausį, paskui pradės skaudėti rankas, kojas, pasidarysit pikta, irzli, pradėsit dažnai verkti, dar visus skųsti. Žinokit, aš jums išrašysiu vaistų. Po 15-20 lašų 3 kartus per dieną. Daktare, o man tirps vieną ausį 15-20 lašų. Ir kokią dar ausį gerti po 15-20 lašų? A tai nuo ko tie vaistai tada? Nu pasižiūrėkit, ateina gydytis, tai pati nežinau ko. Tai žinokit, aš labai trumpai, man tik tai reikia to siuntimo pas nervų gydytoją. Pas specialistus tai geriausia atveju tik po kokių 3 savaičių pateks. Kaip tai po 3 savaičių? Klausykit, žinokit, po tų 3 savaičių man gali jokia gydytoja nepapadėti. Man žinokit, dabar su nervais negerai. Ir atminties ne kažką turiu. O vaistus kokius ar gerit? Oi, geriau, tai žinokit, tai geriau. Ir tos, kur jūs prirašyt, ir tos, kur per televizorių reklamuoja, ir tos, kur vaistinės per akciją susipirkau, ir tos, kur kaimynka, kur atidavė, kai jos Jonas amžinatelis išėjo. Nespėjo išgerti, o geriau, matot, kad geriau. Ir įdomu, nuo kogi tie vaistai tada? Žinau, kad labai atsimenu. Žinau, kad geriu 3 kartus per dieną. Nuo spaudimo, nuo miego, nuo širdies, dėl sekso. Ai, ne, šitų, žinokit, ne, šitų nereikia. Mačiau, kai reklamuoja. Na, kai tiek vaistų geria, tai nenuostabu, kad ir atminties nebėra. Tam tai garantuotas Alzheimeris. Kas? Alzheimeris. Na, prirašysiu tablečių po 2-3 kartus per dieną. 5! Ai, ir tai senukai, ką liko, kipas susirga, ja, matai, man tai vaistus atidavė su pasibaigusiu galiojimu. A pati tai paėmė ir susirga, ja, ne? Jau, kad tik aš nesusirčiau, da manęs su pagaliu nepribaigsiu. Aš per televiziją pamačiau, kad liepia žmonėm per metus 2 kart dantis prasiskaičiuoti pas daktarus. Na, aš dėl to čia ir atėjau. Ale tu man, durnai, bobai paaiškink. Ką reiškia va tas užras ant odontologo durų? Kad daktaras priima tik su vienu dančiu. A tai reiškia glūšo boba. Niegi nesuprant. Tai reiškia, kad ne iš karto tavo tuos visus sukirmijusius dantis taisys. A po vieną. Matai, jam reikia kuo daugiau tų pacientų priimti. A ne? Nu. Gerai, kad pasakei. Dėl daktarė, kaip sakam, aš pas jumis profilaktiškai dantų pasitikrinti. Ar kad nematau, niekas nerado registratūrai kam? Tiek metų poliklinikoje nebuvus, nori jinai, kad jos ligos istorija kas saugotų. Čia tau ne archyvas. Dėl viršūnė. Nu jau tie pensininkai, žinokit, kokie nukvakia kartais būna.
Pirmiausia, tai žinokit, reikia pasitikrinti, Kur? analizus priduoti ir pas ginekologą, kad tuoj koloną gausite. O Jėtus Marija, pas kokį logą, kokius kaktų čia? Aš čia neliguoti, jau ieškodau dantų, pasiskaičiau, supranti, to ne. Oi, kokie mes čia protingi staiga pasidarome. Ačiū, kad neturime. Tai ką mes, ką nevysi, tai čia turime Na žmonės. gerai. Išsižiokit. Dantis išsižiokit. Kaip tai dantis išeiti? Įsivaizduokit, amžių baigia nugyvent, dantų jinai Nemoka. negali. Vaja! Vaja! Nori pasakyt, kad iki šiol su savais nevaikštai? Tai nesu aš dantim vaikštą! Pas mus giminėjai visi smertė su savais dantim vaikštą! Čiūt neišlūgo paskutinį. Tai ką čia tada atėjai? Laiką tik tai man gaišinė. Nors kaip pagalvoji, taigi tiem nereikalingantis, nes dantų gydymas toks brangus, kad juos įsistatęs nebeturėsi už ką nekramtyti. Na, va, pasitikinam sveikatą kaip minimum ir dabar galime tęsti toliau vakarėlį. Tai dabar ir kviečiame mūsų komisiją. O komisija tai žavus pelėdnagių vyrai. Taip, nes sako, reiškia, vyrą prisivilioti galima per ką? Per skrandį. Tai jie reiškia, nustatyti. O komandos, reiškia, pristatot savo patiekalą. Taip? Tai gal ir pradėsim turbūt. Pradėsim nuo mūsų, kas nubėgiausia. Jo, jūs žymėkitės užrašiukai. Užrašiukai viskas. Ir, taip, pirmiausiai savo patiekalą, savo gaspadijas ir savo išmanumą pristato Surviškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla Audringi plojimai. Pradėsim gal kiek nuo toliau. Jeigu šiandien kiekvieno iš mūsų paklaustume, kas yra krepšys, visi atsakytume daugmaž panašiai, kad tai kažkokia talpa, kitaip sakant, galima būtų sakyti pintas indas. Mūsų namuose jų yra. Jie neišsiskiria iš interjero, nebūna labai įkyrus, mes visi juos mylim. Rankų darbo kūrinys visada gražiai sugeria saulės šviesą ir neištirpsta bendroj kambario atmosferoj. Jeigu jūsų interjeras labai prabangus, gal jums pinto krepšio ir nereikia. Bet sutikite, siūlų kamuolius į jį dedam. Dedame į krepšį knygas senas, dedame į krepšį skalbinius, į krepšį galime sudėti daiktus, kuriuos nenorim, kad pamatytų atklydęs nelaikus svečias. Taigi su krepšiu esam visi susiję. Niekas su krepšiu nėra taip gerai susijęs kaip mūsų pedagoginė bendruomenė. Jau daug metų mes norim ar nenorim sėdim krepšelyje. Ir dar netgi ne savo, o mokinio krepšelyje. Tarsi tokie lyg ir skolingi, bet yra taip, kaip yra. Gyvenimo realybė taip susiklostė, kad tie mokinio krepšeliai įvairiais laikais buvo visokie. Mes galėjom prabangius juos matyti ir turėti, galėjome turėti vidutinius, galėjome turėti kartais ir liesą krepšelį. Todėl mes šios vakaronės idėją ir sukėlėme irgi būtent į krepšelį, kuriame gyvename, dirbame. Čia mūsų nuo to krepšelio priklauso buitis, svajonės, nuo jo priklauso mūsų realus gyvenimas, taipogi ir jūsų vaikų gyvenimo kokybė. Todėl mes visi krepšelyje ir mūsų šios dienos patiekalai krepšelyje taip pat. Ragausim, skanausim, žiūrėsim, kuris turtingas, kuris vidutinis, kuris liesokas. Kadangi kiekvienas turim savo gyvenimo viziją, į dešinę nuo mūsų, į kairę nuo jūsų, mūsų svajonių krepšys. Ir jis turės rodyti. Taip aiškiai, kad komanda suprastų, kas tai yra. Kiti kol kas dar nekomentuokite, pirmiausiai komentuos jų komanda. Taip, kad čia nebūtų jokių nesutarimų, įsitraukite, ką norite, vat iš šitų pasiūlytų mūsų patiekalėlių. Tik nesakyk garsiai, tik aš pažiūrėsiu, kas tas yra. Jo. Dėmesio. Seniūnijos atstovė Reda, kuri yra išrinkta geriausiai mokyti
anglų, vokiečių, rusų, ispanų, prancūzų, gestų, kūno, ypatingai kūno kalbą. Ir einame parodyti savo komandai tai, ką ištraukė patiekalas. Stebite. Kiaušinis. Obuolys. Jūs negalite. Obuolys duodas. Tylim, jų komanda. Tu čia nesakai. Žodžiais nieko nesakai. Nebeliai lūpom čia. Čia mes apie nebilių kalbą nežinom. Kūno kalba yra. Sakykit, pomidoras, agurkas, svogūnas. Gersiai. Jūs Aš tau, nesakyk, patarkuoji. Jūs garsiai sakykite. Tikriausiai. Va. Nu, morkas tarkuoja. Rauginti kopūstai, šaunu. Gerai, dabar pakviesime mokyklos atstovus. Ir prašom mums dirbti, Lūpos Tačiauskas kietai. Eletas galiu jauniausią atnešti. Dėmesio. Turiu tikrai daug. Dėl lūpų. Dėl Iškiaulės patiekalas. Kviečia Užupės atstovus. Jūs spėliokit garsiai. Kada bus gerai pasakys? Svogu? Nu, va to nesuprantu, ką čia daro. Žiūrėkit, ką pjausto. Žiūrėkit, ką Kad pjausia, tai matau, bet... Garsiai sakykit, ką pjausto. Kas čia? Kas čia? Bulvė. Taip. Toliau. Morka. Salotas daro? O kaip vadinasi nuo salotos? Kokia? Balta? Teisingai, šaunuolės. Na, jūs irgi žinot, čia savo atstovą. Aš nesupratau va to. Tai va taip kaip nors. O, dabar rodyk savai komandai. Oje. Yra daugiau patarėjų. Pasakyk iš karto. Nu, tu. Spėliok. Žiūri. Jie tai žiūri. Išmuša. Karbonadus daro. Pica. Konfinė. Karka. Papas, paparieską. Skanioji. Kas? Gerai sakė, Na, o kadangi labai gudrus sėdi prie šito stalo, tai pakviesiu ir nuo šito stalo. Давай, namuose šiek dabar mums sakyti. Nes keistas daiktas papuolė. Gaidys. Višta. Gaidys. Tai tu gali pasakyti, aš jeigu pataikė. Gerai, višta. Nugirta galva. Šaldyta višta, teisingai.
nusikėlė, tiesiog mūsų čia proto vieni bokštai užtaisė sakymus. Parašyta, ne? Minutėlė, mes to Jei pavydi rudos odos, antilopės žingsniu garbanotais plaukais nekaltinės šypos. Čia muzika tranki. Aš galvoju, kad jos prajokinti negalima, pasirodo galima. Ką tik įvykęs konkursas parodė, kaip mūsų būsimieji darbuotojai moka susišnekėti netgi su nevietiniais klientais. Ir kaip mes matėme, visi su šitą užduotimu susidarojo kuo puikiausiai. Tad audringi plojimai visiems! Na, o pirmasis konkursas vis dėlto buvo rimtas konkursas, su balais ir taip toliau. Tai mes dabar pirmiausiai aš paskelbsiu rezultatus, o po to pasvarstysime geriausius atsakymus ir šiaip teisingus atsakymus. Pirmąją vietą užėmė Surviliškio bendruomenė. Antrąją vietą draugšiai dalyjosi Surviliškio seniai ir Surviliškio mokykla. Tretieji, bet vis dėlto prizininkai, nes aš yra prizinė, yra Užvės bendruomenė. Aš dabar paskaitysiu teisingus atsakymus, o po to pažiūrėsim pačius juokingiausius iš jūsų atsakymų. 4 upeliai į vieną ežerę suteka, aš kiek žiūrėjau, visi labai teisingai atsakė, tai yra karvė melžė. Aplojate. Atsakymas, kas pavogė Kalėdas. Niekas nepavogė, Grinčas tik norėjo vogti, bet jam neleido pavogti. Tai va, jis tik norėjo vogti, bet Kalėdų nepavogė. Grinčas. Į šitą klausimą visi atsakė, Neteisingai. Jau čia parašyta, niekas jos ateina. Ai, teisingai. Balas pridėtas, aš pridėtas. Tai reiškia mes pirmi. Trečias klausimas. Kuo panašus Karsonas Terminatorius į Jėzus Kristus? Į šitą klausimą teisingai atsakė Surviliškio bendruomenė ir teisingas atsakymas yra visi jie žadėjo sugrįžti. Jo, Karsas sakė, aš dar grįšiu, Terminatorius, I'll be back. O Jėzus Kristus irgi žadėjo prisikelti ir sugrįžti. Kas pradingsta vos tik ištari jo vardą? Tai yra tyla. Taip, jeigu pasakai tyla, tyla prapuola. Ne. Labai jaukiai mane įtarp pešiukė. Ne. Nesutinku su šitokia sakoma. 5. biologinis klausimas. Kokia būna žolės šaknis? Taip, žolės šaknis yra žol. Žodžio žolės šaknis yra žol. 6. muzikinis klausimas. Ką gitarė turi 6, o arfa 4? Dramatiškai. Aha, buvo raidės, teisingai. Raidės, gitara turi 6 raidės, arfa turi 4 raidės. Taip, ne visi teisingai. Kiti sakė, kad stygas, kiti irgi stygas. Sakė, ir kažkas raidės, kiti raidės jau. Na taip, ir 7. klausimas. Kada dega uodega. Į šitą klausimą, nors yra pats lengviausias, nieks neatsakė. Prieš gaisrinę saugą mūsų seniūnijoje yra pats opiausias klausimas. Ir apleistas tas. Ir žiauriai apleistas klausimas, nes uodega dega tada, kada do žodžio uodega nubraukia raidės uo. Taip. Taip. O dabar paskaitysime gražiausius atsakymus. Kadangi pirmą klausimą visi atsakė teisingai, pradėsime apie antrą klausimą, kas pavogė Kalėdas. Surviliškio bendruomenė parašė, kad Grinčas, bet jau sesė pridėjo kubilius. Užupės bendruomenė sakė, tik tai ne Užupė pavogė Kalėdas. Kiti ten buvo, seniai buvo teisingas atsakymas, kiti irgi atsakė Grinčas. Kuo panašus Karsonas ir Jėzus Kristus? Vieni rašė, kad jie mirtingi, kiti, kad yra visi herojai ir visi 3 vyrai. Visi 3 vyrai. Aha. Ai, Surviliškio bendruomenė sakė, visi žadėjo sugrįžti teisingai. Pasirodo, jie sakė teisingai tokie tai.
Kas pradingsta vos tik ištarė į vardą, tai buvo garsas arba tyla. Žolė šaknis. Purvina būna, sakė. Teisinga. Čia yra, nors aš tikėjausi iš biologijos mokytojos atsakymų, kuokštinė liemeninė, bet ne. Tai parašė, kad žol. Ir sakiau, biologijos rašė, niekaip negalėjau išdurti iš jūsų, nežinau kodėl. Na ir kada dega odega, aš jau pakomentavau. O būna atsakymai tokie. Užmas bendruomenė, kada prisidirbi. Surviršis, kada pameluoji prisidirbi. Surviršis neprisimena. O Surviršio bendruomenė atsakė tikrai iš priešgaisrinės saugos pusės, kai sudega kūnas. Iš grūdų. Kaip gražiai padarytas. Reikia paragauti. Paragaujat, mokės. Iš riešutų ir razinkų riepšės, kaip fainai, nu? Seną žiūriu bestijai austeną, aš turėjau kuiną seną, žiūriu bestijai austeną.